Kas čia per mėšlas? Prašiau motociklo. Valojau, tu per mažas, be to jis toks pat šaunus. Aš didelis berniukas. Ant šito nelipsiu. Sveiki, čia Andrius. Šiuo metu negaliu kalbėti. Po signalo paskambinkite. Pip. Sveiki, čia Andrius. Šiuo metu negaliu kalbėti. Po signalo paskambinkite. Pip. Skambinkite. Taigi, pakalbėkite. Sveiki, čia Andrius. Šiuo metu aš negaliu kalbėti. Po signalo palikite žinutę. Pip. Po signalo palikite žinutę. Šiuo metu esu užsiėmęs. Prašau, palikite žinutę. Pip. Šiuo metu jo. Nėra namuose. Sveiki, čia Andrius. Po signalo palikite žinutę. Pip. Šiuo metu esu užsiėmęs. Po signalo palikite žinutę. Domingai, nejautai tu. Domingai, kodėl tu nekeli ragelio? Google auto atsakiklių variantai. Aš nesu namie ir daugiau nebebūsiu! Aš nesu namie, todėl man paskambink. Karalaitė miegok, Andriaus nėra namuose. Bet jeigu būsiu, palikite man žinutę! Šiuo metu esu užsiėmęs ir negaliu kalbėti. Palikite žinutę! Sveiki, paskambinut Andreliau. Dabar nesunumiai. Bet jei kažkas į svarbaus, po signalų palikit žinutę. Būti ar nebūti? O manęs tai nėra. Galite kuo greičiau palikti žinutę. Arba palikit pat save. Viskas. Kaip dabar gausis, taip ir paliksiu. Baigiu kovą, nebematau prasmės. Gal tiesiog būkime tokie, kokie esame, iš tikrųjų. Iš dulkių kilę, dulkėm ir liksim. Spręsti apie žmogaus gyvenimo prasmę neįmanoma iš jo gyvenimo trukmės. Atsakymas ateina anksčiau ar vėliau. Jei ne šiandien, tai ryt, ar po ryt, ar po metų, arba prieš mirtį. Tai geriau klausimą užduosiu anksčiau. Nėra čia nieko, tik laikas ir skylė. Šoko šitą skylę. Ir nors nežinau, kada aš grįšiu, žinau tik vieną. Galiausiai mes visi susitiksime. Mama. Į kokią dar skylę? Andriau, nieko nedaryk, prašau. Ką tu darai? Andriau, atsakyk. Nedaryk nieko. Aš kviečiu greitąją. Jėzau, kaip jie tas duris atidarys. On a big blue day, the sun says hello.